Esame naujose peizažuose, tai yra IKOS įmonių grupės projektas Kaminkelio gatvėje 23 naujininkai. Čia atsiras 106 naujos vietos, kurti ir gyventi, 103 butai bei 3 komercinės patalpos. Naujininkus galima vadinti miesto vartais. Tai yra būtent pagrindinis rajonas, kurio yra patogiausia susisiekti tiek su geležinkelio stotimi, tiek ir su Vilniaus oro uostu. Taip pat tai yra lokacija šalia miesto centro, nors miestą gali pasiekti ir labai greitai, ir labai arti, tačiau gamta ir kraštovaizdis, Naujininkų kalvos, visa teritorija aplinkui čia yra palikta žalioji ir saugoma. Tai nėra privačios nuosavybės sklypai, kuriuose būtų lengva vystyti objektus. Naujos statybos projektų tiesiog perspektyvoje negalės atsirasti, kol miestas nepakeis bendrojo plano. Apie naujininkus neretas atsiliepia taip, kaip prieš kokį 10-metį kalbėdavo apie naujamiestį. Atsikrausčius vis daugiau naujų gyventojų, šita teritorija keičiasi. Verslo investicijos natūraliai viso mikrorajono vaizdą keičia. Tai tiek investicija, tiek gyvenimų aš matyčiau kaip vieną labiausiai perspektyviausių Vilniaus miesto rajonų. Man išskirtinumas visos šitos teritorijos tai, kad visas srautas Dariaus ir Girėno gatvės, Kapsų gatvės, visas ir pasilieka viršuje, o mes nusileidžiam į tam tikrą slėnį šalia arčiau gamtos, arčiau būtent Naujininkų kalvų. Ir tai užgožia tiek triukšmą, tiek miesto intensyvumą. Čia būtent nusileidus į Kaminkelio gatvę galime pamatyti naujos statybos daugiabučius, viešbutį, mokyklą ir darželius. Tai yra būtent ta lokacija, kur susiformavus būtent bendruomeniai. Pagrindė tai yra gyvenamieji individualūs arba privatūs namai. Suoliukai, tiek grilinimo zonos, vaikų žaidimo aikštelės, jos yra prižiūrimos ir saugomos Naujininkų bendruomenės. Projektuojant naujosius peizažus, dar 2022 metais tikrai daug svarstėme ir dėliojame skirtingas alternatyvas, kas galėtų gyventi šitoje teritorijoje. Suplanavome taip, jog galima lengvai išsirinkti arba prisitaikyti būstą pagal savo poreikius. Nuo 24 kvadratinių metrų iki 112 kvadratinių metrų. Nuo 1 kambario studijos iki 4 kambarių prabangių apartamentų su vaizdu į Naujininkų parką galima rasti skirtingus apartamentus, skirtingus butus. Taip pat 3 komercinės patalpas.